Valstybiniai lietuvių kalbai 35. 1988-aisiais Aukščiausioji taryba lietuvių kalbą pripažino valstybinę. Tuometė konstitucija papildyta straipsnių įteisinančių lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse. Šią progą Seime surengtas minėjimas, o Seimo lankytojų centre atidaryta istorinių fotografijų paroda, pavadinta Kalba turi tėvynę. Minėjimo renginius organizuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija su Seimu ir Valstybinė kalbos inspekcija. Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė pabrėžė, kad svarbu prisiminti, kaip aktyviai lietuviai priešinosi rusinimo politikai. Taip pat jie atkreipė dėmesį, kad kalba nuolat kinta ir prisitaiko prie kitų kalbų. Kartais yra tokia mada pasirodyti, kad tu moki ir kitas kalbas. Ir va šito nekonkuravimo kalbų, o kalbų derinimo ir tilpimo visų kalbų ir kultūrų, va šito mes turėtume mokytis. Visos diskusijos dėl kitų kalbų vartojimo, jos yra geros, joms yra vietos. Tik su viena sąlyga, jeigu mes prisimename, kad Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių ir šitą akcentuodami mes nepaneigiame kitų tautų teisės puoselėti savo tapatybę. Žmogus darosi tik turtingesnis, kai moka dvi kalbas.